visi, su jumis aš Donatas ir Domanas. Ir šiandien jūs sakysit, pagaliau sugrįžo šitas gaidys ar ne gaidys. O šiandien pala pristatyk, ką filmuosim. Filmuosim Fishing Simulator. Vykti šias pasiekęs kelias dienas. Teikti Donatui šitas žodutes. Palauk, aš dabar bandau pagaut žuvį. Aš tai duosiu tupinį. Opa. Davai. Opa. Ne. O! Man didžiausias žuvis. Alio, čia įmanoma kažkaip šitą. Palauk, kaip sėst. Aiva. O čia įmanoma kažkaip parduoti tą žuvis. Jo, bet dabar varom daug įsigausiu. Alio, šiaip aš netiek daug turiu. Aš žinai, kokia didžiausia pas mane buvo žuvis? 2000 kg. Kažkas parašė kopijuoji Edvi. Kas parašė? Pala, dar neparašė, video neprasidėjęs, bet įtariu, žinai, kaip bus? Parašys, žinai, tokį youtuberį Damage Plans. Tarkim. Tai ten į visi jo fanai, kaip po kiekvieną streamą ar video rašo kopijuoji Edvi. Tai įtariu, man taip pat bus. Bet šį kartą man sakys kopijuoji Enoxą, nes Enoxas irgi filmavo šitą gimą. Bet kas čia daug žmonių? Aha, bet čiagi daug žmonių šitą video filmavo. Bet vieninteliai lietuviai tai buvo Edvis. Įtariu nežinau, realybėj ne taip gerai kimba kaip žaidime žuvis. Hei, žiūrovas, noriu pasakyti, kad... Alio! Ne kasdieną, bet jeigu surink šitas video bent... Ką? Kas dvi? Ne, pala. Jeigu surink šitą video laikų daug, tai mes... 50 laikų. Jo, 50 laikų jeigu surinks, tai mes filmuosime antrąją dalį ir jeigu prieš savaitę surinksim, tai po savaitės mes filmuosim vėl šitą mielą gerą žaidimuką. Kada surinksim, filmuosim? Jo, jeigu mėnesį, o jeigu nesurinksim, tai, nesvarbu, bent jau kokius 20 laikų duokit. Bent jau gerai pasijausim. Jo, bent 2 laikų. Kažkas žiūri mūsų video. Ojojoj, o žuvis nepabėgo. Alio, matai, mes šitą maiškį atvažiavau. Aha. Kas čia gavau, Alio, pašė? Jūrų žvaigždė, ne, jį tai vadinas? Ne taip. O kaip? Kažkaip taip, bet nebežinau. Kaip angliškai jūrų žvaigždė? Nežinau. Alio. Jeigu nori, kad aš tuo atiduočiau savo žuvis labai didelės, tai tu surink 15 levų. Kas čia gavau? Nežinau. Nemačiau. Tikiuosi mes planuojam šitą žaidimą pratruktinti iki kokios valandos, bet jeigu gali būt, kad bus ir mažiau, gal pusę valandos filmuosim, ne? Gal 15 minučių, gal 10 minučių. O gal 31 kokią minutę.
nu, čia galim sakyti. Bet mes kažkuria dieną, tikrai dar išeiginių, manau, daug liko, tai mes kažkuria dieną filmuosim 24 valandų streamą. Nu, vaizdo įrašą. Nu, man tai jis bus nemegu, dėl to, nes aš pas pusbilį buvau vis 5 naktis nemegojau. Žiūrėjau siaubo filmus. Nu, aš irgi nemiegojimo profesionalas. Aš kažkada ten vasarą prasidėjau prie telefono iki 4 ryto. Man žodžiu, žinai, o, žiūrėk, kokią pagavau. Prašau tik, Ale, paprašykim, kad nerašytų kopijuoji Edvi. Arba Prašau. Noksa. Ne. Prašau, nekopijai. Nesakykit, kad mes kopijuojame Noksą arba Edvi, ne? Mes to nedarom iš tikrųjų. Mes patys neradom, ką pažaisti, tai sumastėm šito. Bet dar, kadangi pusę valandos vyks šitas stream video, ne? Gal. Nu jo, tai mes per tą laiką pažaisim dar 2 žaidimukus kažkokius, tai gal Tolė Tower Defense, jeigu jis norės, jeigu jis pasirašys. Alio. Atsimeni, kaip aš labai pradėjau reikiant to parkūro. Nu? Per Tolė Defense, tai aš jį praėjau, tu. Nu tai va. Tai va, mes žaisim keli žaidimukus, negalvokit, kad mes jau čia šitą vieną tik pusę valandą žaisim. Ne, mes... Aš tuoj bystę ateisiu. Mes dar ilgai žaisim, tai... Nesakykit jam, kad šitas video truks pusę valandą. Tiksliau ne pusę Čia valandą. visą girdėjau. Ne, aš nieko nesakiau. Nesakykit jam, kad šitas video truks. Alio, žiūrėk, atspėk, kiek šitas video truks. Aš sugalvojau, kiek jis truks. 2 valandas. Sugebėsi prabūt 2 valandas. Sugebėsiu. Gerai, tai žiūrovai džiaukitės. Mes dėl jūsų stengiamės viską darom, mes dėl jūsų realiai video filmuojam, kad jum patiktų. Nu ir mes dėl savęs dar, nes kad jum būtų ką žiūrėti ir dėl to dar, kad jums Patiktų. ja. Ir kad mums dar laikai, tai patsai, nu labai prašom. Jeigu nesurinksit kokius bent 20 arba bent jau 10 laikų, mum irgi gerai bus iš pradžių. Tai jis tada, nežinau. Ir aš kažkokią žuvį parodu. Alio, parodyk, kur galima parduoti. Parodyk, kokią žuvį pagavai. Ką? Parodyk, kokią žuvį pagavai. Nežinau, ar rasiu jį. Va tokia va. Ne. O kaip pamatyt kitas žuvis? Matau, kur yra prie vidurinio žuvaus interneto open. Kaip? Interneto open. Ai, aš... O, kažką didelio pagavau. Žiauriai didelio. Oho, matau, dantis kyšo. Čia 70 plius. Palatį, 70 minus. taip pat čia galima paleist. Žiauriai, greitai, aš mūsų ką tik nepaleidau. Kaip lėtai kraunasi nariai. O ne.
Aš pagavau kažkokį snok žuvį. Bro, kada šią pagausi? Už tiek valandų. Nežinau, manau, per kokias 24 minutės. O gali vykti tą zonę, žinau, kad tos vietai labai dėsi kažkaip pagauti, bet labai dėsi krauna. Žiūrėkit, aš jums parodysiu, kokią jis didumo žuvį pagaus. Nu, čia dar nelabai. Krepai! Davai, mes visi. Davai, nepaleisk. Aš irgi žuvį. Paleisi, bet man paleisi, tai jau įvykit. Ką? Davai nepaleisk tokio laimikio. Čia žuvis! Čia dar mažytė. Kaip sakei, čia galima parodyti kitam žmogui žuvį. Tu gali atiduoti žuvį. Ale, va, nereikia. Oi, palauk, galiu parduoti žuvį. Čia negali, tu gauti pasautą, tai jūsų visą savo mentai parduoti, tada labai daug gausi pinigų. Nu gerai, toliau. Čia dar tik vidurinė, čia dar nėra pati didžiausia. Čia realiai nedidelė. Nu jo, bet už namą tikrai didesnė. O kažką gaunu, bet žiauriai lėtai eina šitas. Žiauriai vietijos žemainą. Pamatai ten, kur to kraunas, ten tyko, kad čia tie dalykai, kad jį paklaus. Šeik? Nėra žiauriai vietų kraunas. Aš juos vos nepaleidau. Aš va, jau žuvį įtariu, pagavau biškį didesnę, nežia, jau pusę snukio lenda. Šitas kelias. Čia net ne žuvis, kas čia? 1 kilą. O kiek tavo tas laimikis sveria? Sveria? Ką? Beveik 400 000. 400 kilogramų beveik. O, šitai tikrai bus laimikis. Pas ką? Pas mane. Kiek čia? Važiuojam į kitą vietą, čia jau... Arba varom kažkur kitur pažiūrėt, čia jau žmonių per daug. Palauk, aš noriu dar vieną. Davai, pagaunam, kur tu pagausi bent 5 kilogramų. Nu pala, aš dabar bent jau kažkur kitur lipu nuo šitų žmonių. Aš va ant antrą šitą va stosiu. O tai va, pasimsiu. Ir va. O tu ten būsi apačioj? Jo, tu esu varysiu viskas. Kur? Jau į kitą vietą. Tai pala, aš irgi toj vari. Arba atvaryk čia viršun. O blemba. Kas čia krenta, koks čia laimikis? Ne visai toks. Šoku! Ai. Važu. Nemeluok, neskubėjau. Ką? Nemeluok, neskubėjau. Na, šiaip jau. Bet įdomu, galima žvejot mašinoj? Jo, galima. O, tai aš pažvejosiu, gerai. Gerai. Žiūrėk, kaip aš gerą atbaiginį moku važiuoti. O šita mašina tipo neapsisuka? Apsisuka. Opa. O, kraunas, bet baisiai. O, ne. Kas bus? Kas čia buvo? Mirsim, matai? Ką mirsim? Tu matai, va tėvo priskridinį išlenda.
Nu, Jie žudo mano laivą. gal važiuok kuo toliau. Nu, tai aš bandau, va, matai, žinai, kodėl išlenda jie, Nu. nes va į tą vietą, va, kur mes sakėt buvom ir pabėgom iš tos vietos, tai ten žiauriai sunku tipo pateikia kainas, aš šitie stygliai labai neleidžia, kad patektum į šitą salą. Nes ten labai didelės žuvis sklinda. Tai davai varom į tą salą. Ar... Juk mes jau buvom. O šitie spygliai tipo vakarais išlenda. Nu, ne vien spyglė. Nu, brūk, stokini mūsų. Bandyk išvengti jų. Jo, su tai darau. Sugrotėlis, su kiekviena pusė. Nenoriu mir dar per jaunas. Nu, gal. Aš mano arba čia, ai ne, aš jau pagavau 15 žuvų. Aha, jau. Alio. Jau kaip su tos laivos, o jau galima įdėti žvejos. Tai galima atsistoti, nebūtinai sėdėti, ar būtinai Jeigu sėdėti. atsistosi laivas, pradės skraidyti turbūt. Nu tai gali būti atsistojęs, bet aš jeigu atsistosiu kitą kartą napukas, kad laivas atsistoju. Kitą pasaulį. Į rojų mus nuskraidina, tada nebe ant vandens būsim, o rojui. Nu, vaikus bus rojų, mes būsim per vandenį. Opa. Kimba kažkas. Ne. Jeigu matai, kad yra tam dar procentai parašyti tam prie pačių. 16. Didelę pagavau. Kodėl? Tai manai? Ir kokį vandenį pažiūrėti, kokį ten buvo didelė. Nerodo man. Tai tu iššok grynai vandenį. Ai, jau nebereikia. Blem. Aš per tave nusižudyt bandžiau. Žiūrėk, iššok vandenį. Nu ir ką? Matai? Normaliai, tai kai mes grįšim. Viskas, saugus. Nu to. Kitą kartą labai greitai įsivaizduoti. Opa. Prašau laimikį. Matai, kur tu iš tokios būna toks šauktukas. Aš pagavęs kol kas esu 16 žuvų. Gerai, o matai, kaip tu Alio, sukosi. žuvai tau ten viršui būna šauktukas. Nek nedabaigiau žvejot, nuskridau. Tai matai, kaip virš tavęs būna šauktukas. Nu. Tai va, jeigu jisai bus toks auksinės spalvos, tai reiškia, kad bus labai didelė žuvis, o jeigu bus tokia Buvo raudona. raudona, tai ten paprasta. O jeigu būna dar pink. Palauk, kaip lietuviškai pink. Tai rožinė. Ai va, jeigu rožinė yra, tai reiškia, bus kažkokia tokia normalių tokia. O jeigu bus auksinės spalvos, tai reikia žiauriai didelė bus. Ir tipo ten reiks baisiai gerai atitaikyt. Jo, labai sunku bus ją ištraukti. Tai matote, man irgi buvo auksinis spalvos, bandžiu ištraukti tas gigantiškas žuvis. O jeigu aš ištraukiu gigantišką žuvį, tu mane ją veži pridot. Tavo meškerę sumuš. Tipo per silpną meškerę turiu. Jo, kiek tu dabar turi pinigų? Tai nežinau. 407.
Normaliai tas, blėt, kalmarą pagavo visą. Tu žinai, kiek jis daug vartos. Normaliai. Nu, vaikai, aš jį pagausiu. Įtariu nutrūks meškerė. O tai pala, jeigu nutrūks meškerė, tai su ko aš tada žvejosiu? Ne, gausi antrą. Nu, vai. Opa. Ir žiūri priešimas, žiūri ją sunku pagauti. Pas mane tai tokia dar gera žuvis, raudona. Tipo, jeigu rožinė bus, tai bus baisiai minė, ne? Labai mažutė. Ne, tokie bus normaliai, tokie tokie. Reiškia, bus tokie nauja. O jeigu bus goldinė, reiškia, žiauri, didelė bus. Va, kai mano šitas monstras. Blem, nesulūž tavo šitas nuo jos pagavimo. Meškinė? Ne, šitą meškinė yra pati geriausia, jinai gali ištraukti 100 000 kilogramų. O pas mane tai tipo lūžto, ne? Jo, lūžti iš karto. Vos nepaleidžiu žuvį. Oi, tu savo, kaip nepavyzdžiu. Jau 21 minutę. Aš tu ateis. Bet, Bet įtariu, realybėj nelabai žuvis kimba. Nu, šiaip realybėj lengviau pagauti žuvis. O, wow, žiūrėk, ką aš ištrauksiu. Ir tu ant tos, kaip turėsi rankoje paspausti ant oro, ir tada gausi daugiau žuvų. Ir ką su ta dėžė darysiu? Nu, tai tada dėžė praliksiu žuvis atsiras kitos. Nu, dabar žiūrėk, nebežvėjau. Palauk, tai šitą gal laimikis koks iškris. Ar abejoji, nesulūžtumės. Oi, bliam. Nu, velniop. Nu ir ką dabar daryti? Paspauskim tos dėžės. O kur tas dėžė atsirado? Inventoriai. O kur tas inventorius? Beveik pačioj ten, kur yra vidury, ten interact to open. Interact. Ne, pala, ieškau dabar. Kur tau rodo? Va visokie. Ai, radau. Paspausinti jo. Nu? Ir matai, kur yra pas tavį inventarį 8 kilogramų. 8 kilai, nu? Paspausinti jos. Nu, paspaudžiu. Čia ne šitą. Spaudinį, kad visas buvo išeinęs. Kai bus ta dėžė, tada ir sustokantis. Pala, aš nelabai matau, ką aš traukiu. 8G. Va, jau vasyta ir pasklenta ant oro paspaustant vandenį.
Pala, aš pabandysiu. Nu, pala. O įsisaugoja man. Vėl reikia inteiti tą įtarą. O dabar galima ant. Pala, taip. Ne šitą čia. Paspausk vėl ant tų dėžės į paskui ir paspausk ant belenkurio ekrano, į medžius tada gausi daugiau žuvų. Blemba, kur aš tą meškerę padėjau, labai blogai. Jau blembiškai buvau peršykęs. Kaip tu radai meškerę, man užkybo žuvis. Blemba, kaip dabar man. Kodėl tu mane meti ant šito vandens, tu ką manęs ant tiek nekenti, kad vanden? Žiūrėk, iššok į vandenį. Pala, aš ieškau to. Ne, reiškias, gal aš ją jau atidariau. Tai gali būti medžius, tai vašyti iššok į vandenį. Nu. Atplauk čia, kur aš esu. Blem, aš bijau, kad... Ne, kad jis mokysiu. Jo, ką, būčiau pamatautis. Taip pat čia geriau kips. Blemba, kur dabar Kur mano meškerė? Ai, aš čia laikau rankoj, blem. Alio, gal nuvežk mane viską pridot jau. Dar gauti kokį tiksą, tai 25 žuvis gramų. Mažiausiai. Įtariu, mano kišenė nebeatlaikys. Aš kišeniai visą žuvis laikau. Tu supranti, kad kišenį gali tilpti žuvų. Ką? Kišenį gali tilpti žuvų, čia belenkiek kiek tu nori. Ai, ne čia Robloxas, jeigu būtų tikrovė, tai tikrai plyštų kišenės. Mano tikrai mano laimėjimą. Blemba, alio, aš tikiuosi, čia piranijų neįmanoma pagauti. Ką? Tikiuosi, čia piranijų neįmanoma pagauti. Piranijų? Įmanoma? Jo. Suka, tai mūsų tas piranijas sukandžiotų iš karto. Tu supranti, kad čia klipė, ką gauti makalatomą. Tai mes filmuosim 2 valandas, tai ojojoj, čia dar žaidimų prifilmuosim daug. Palauk, kad viską perskam su tuo gerai. Okei. Bet pala, filmuojam video, tai... Nu tai pala, kol sakė, man jis tai perskambins. Opa, žmonės jau filmuoja mažiau nei pusę valandos, tai sakyčiau tikrai neblogai.
Lemdomas dabar aš negaliu. Ne, gal kad tu gal pamiršai, kad žaidžiu vieną ragelį. Ką? Tu gal pamiršai, kad aš žaidžiu per vieną ragą, negaliu. Tikiuosi manęs neišmetė į žaidimą dar. Nu, dar tu esi tarp jų. Nu, Prisijungiai? jo, vis dar esu. Tai čia nežinau, ar gerai, ar blogai. Gerai. O nepristatysi savo skino, koks čia tavo skinas, kalėdinis ar paprastas? Manau, nu, mano, jeigu jums įdomu, mano skinas tiesiog yra baltas, taip kaip, nu, čia kažkaip taip nelabai skambės, bet kaip mergos skinas, mano. Nu, ten aš turiu mergą, mama tokia aš turiu, ir jinai yra baltų pasidariusi, aš baltų, tai tada mečinamas. Tai. Supratau. Visi suprato. Jeigu žiais kažkas šitą video. Ale, jeigu kažkas žiūrėsit bent vienas žmogus, parašykit bent į komentarus, kad kiti subscribintų mūsų, komentuotų ir prenumeruotų. Arba žinot ką? Jeigu jūs žiūrovai pasimsit ir parašykit komentarus, kas nori gauti po 5 tokius didelius žuvis, bet turit specialiai pakomentuoti, turit palaikinti, pasubscribinti. Ja. Aš traukiu žuvį. Tikiuosi nešuluš meškerė, čia įtariu gan maža da. Palauk, žiūrėk, aš pažiūrėsiu, kiek ta meškerė tavo sveria. Ai, su ją, žinai, kiek gali užtraukti žuvį? 10 kilogramų, daugiausiai. Tai čia beveik didžiausia žuvis. 10 kilogramų, kad čia svaistų. Ar čia tipo, nu ne tokia didelė? Čia maža, ta 10 kilogramų, kur tu... Ai, čia ta, kur tu turi. Ai, čia biškį tokia. Nu, man duok šitą gal... Alio, gali mane jau nuvežti iki kur pardavinėt žuvis, nes aš jau noriu parduot, gal nusipirksiu kokią naują meškerę. Kiek tavo turi pinigų? 470. Tu taupykis iki žinai kiek? Iki 10 000 galėsi lygiai tokią pačią meškerę nusipirkti kaip aš ir tu galėsi ištraukti žiauriai patį didžiausią žuvį. Gerai, varom. Kur varom? Parduot tavo žuvį. Tai pala, aš dar pakeliui pažvejosiu, okei? Tai gal tu atsisės, ką į vietą, nes tu įskirisi rimtai. Nu, šiaip jau. Bet aš sėdėdamas gal gaudysiu, okei? Nu tai gerai. Buliambo šikar gražiuk. Nenutrūks meškerė, jeigu ai, nors čia netikras gyvenimas. Čia Robloxo smegenys. Bet kaip tu sugalvot gali Robloxo kūrėjai? Šitą žaidimą, jeigu nuvažiuoji belia kiek kilometrų, o nelabai ilgai traukiasi kažkodėl. Čia ne šitas.
Kas tau yra? Ką aš ištraukiau, tu pradėsi žvengti. Nu, parodė. Žolę. Ką man ta žolė, ką aš su ją veiksiu? Nebent tik šiknamus valysiu. Nebent dar vienas dalykas, bet nesakyk geriau. RUKIS. Ką tokį? K. RUKSI. Krus. Rugis. Kas? Rugis? Ta žolė tu RUKISI. Rugis. Rūkys. Ai, šitas kaip narkotinės žolės tas. Ai, tu neusičiau gerai, čia nesakydai. Ai. Čia tipo... Nei gėdas, nei sarmatas. Čia tipo kokain. K-O-K-O-I-N-S. Nu taip, nu. Supratai, ką pasakiau? Taip. Bent jau greitai ištar, kaip tu sugebi. Kokain. Ja. Čia tipo ką, žuvį pardavinėt galima. Nu ir žolę irgi galim. Ale. Šok į vandenį ir numir. Kodėl? Varyk į pačią apačią. Ir tada tiesiog pasileisk. Nes reikia, kad numirtum. Aš numiriau. Tu irgi nusižudyk, aš tavęs palauks. Tai aš dabar... Ką ir bandai daryti? Ja, irgi kylu po truputį, labai paaišlėto. Eik tu sau. Bet jau man lašiukas liko gyvybių šito. Psa, praktiškai miriau. O išduodam žmonėm, koks šito žaidimo pavadinimas? Tik visas, žynas, žiūrėk. Nu, kur tu? Žiūrėkas parduosi. Juk šito žaidimo visi mėgsta. Ja. Nu, jeigu kai kurie nežino, tai tada smaginas pis. Ja, nes čia pas mano praktiškai visi draugai šitą žaidžia vien. Ale, pasakai man, kiek šitas kainuos, kai parduosi. O tai palauk. Ai, čia, gal kokie 2 štukų. Tai durnas, tai 5 štukas. Neparašyk sell my inventory. Čia tau paspaustant jau į paskui. Ai, parašiau sell my inventory. Jo. Į paspaustant. Liko dar viena žuvis, ponas, ne viską selinot. Bro, man jis neleidžia praselint šito žuvies kažkodėl. Tai tada pasim paspaustant jonį. Nu. Ir matai, kur yra like tos lemtis. Ai, nu mačiau. Paspaustant jo. Opsa. Varom. Turiu 2,5 štukos, kas man išeina? Tai čia gausi šitą mešką nusipirkt.
Ai, ne, tau neišeis. Kurią meškerę? Ne šitą, tai per kitą krantą, bet tau neišeis. Tu pardavai žuvį, Jo visą žuvis pardaviau. o žolę. Ar? Ar. Ai, dar viena. Dar vienas liko. Kas čia liko per dalykas kišeniai? Alio, prieik prie mane, žiūrėk, ką dar radau savo kišeniai. Alio, tu lūktelsi, aš greit nubėgsiu šitą parduosiu. Neįmanoma. Neįmanoma šito. Aš žinai, kiek turiu. Pala, pabandysiu. Nu, neįmanoma, pats bandė, aš žinai, kiek jų turiu. Kiek? 135. Ne, neparduoda mano šito. Tai gerai tada. Į inventorių atgal įdėsiu. Ei! Ale, žiūrėk, pasakyk man, ar man nusipirkt naują valtis, ar man taupytis ant žiauriai greitos valtis. Gal ant žiauriai greitos valties. Gerai, nusipirkau. Gerai, manyčiau, toliau varau žvejot, okei? Tai gal tu nenori įsėti mano valtį? Tai tuoj. Blemba, nu. Baik. Mano šitas pacans вообще pradurn. Patapo ant tiek durnas, kaip niekada negalvojau, kad jis toks yra. Palauk, aš tave atvarysiu, noriu grįžti kitam, nusipirkt vieną dalyką. Tai gerai, aš tada prisėsiu, okei, šalia tavęs. O gal aš už vairo sėsiu? Tik šalia tavęs galiu. Ale, aš tavo valtį subraižiau. Ką padaryk? Subraižiau. Ką tu? Valtį. Už ką? Žiūrėk, aš nusipirkau žobuksus. Čia tipo valtis tokia buvo už robuksus? Ne, ta kur pirma valtis buvo, tai jinai buvo už 15 000 pinigų šitą, dabar žinai, robuksus. Čia skimas. Tai žiauriai gerai įsūtas, tai žiauriai gerai. Ai, karočią, aš nenoriu gal gaudyt žuvų. Gal paskui privažiuosim prie tos vietos, prie kurios važiuojam, tada pagaut. Žiūrėk, kaip mes greitai važiuojam. O tu kurme atsargiai, to išlis gal tie spigliai. Ne, tai jeigu per čia realiai toks skyras čytas, tai tu aplinkui gali apsitinkt tą salą, tai taip tau nebus tų spyglių. Ai, ne, čia tipo mes per aplinkui važiuojam. Jo. Man vėlagint pradėjo šio žaidimą. Jo, ponas atėjo ką. Gerai, supratau čia. Ale mes Davai mes nebūsim prie šitų žmonių, varom į antrą aukštą. Nu, gerai. Blem, kaip tu šokai ten? Blema, man dabar reiks, kad valtį pritempt čia valtį. Jau bus aukštus.
Pala, bandau šokinėt, bet įtariu. Lemba. Sakysi, man atlikuriu. Aš negaliu tiesiog, nuskęsiu toj. Opa. Nuskendai? Ne, aš apsigalvojau, čia jau 0 žmonių, aš čia žuvau. Nu, blem, ko šitas padla mane sekė. Aš dabar bandau žuvį kažkokį iššokti. O tipo čia gali žuvų kiek nori gaudyt. Čia tipo žuvų gali kiek nori gaudyt. Vau, dėžę gavau. Jo, galiu žuvis 100 000 gaudyt. Aš kažkokią gavau. Prieis prie tavęs dėžę ir žuvį iš čia. Tai rodysiu, prieisiu, rodysiu kokią žuvį gavau. Ne. Aha, matau. O, mes dabar galim dviese pagaliau žvejot. Ko tu į apačią nuėjai? Šis ten labiau kimba. Čia tipo nelabai kimba žuvis. Nu, tipo, išruošusi. Nežinau, bet man nepatinka švirkų. Ne tai, kad nekimba labai, bet kažkaip labai nepatinka. Lem, kas čia nuskrido. Blemba. Nu ką, po šitų paskutinių partijų, sakyčiau, varysim kažką šitą. Jau mes žinai, kiek laiko filmuojam. Daugiau nei pusę valandos. Ne tai, kad dar valandos nėra, bet kem 7 minutės. 50, nu jau kem 8 minutės, tai sakyčiau, gal jau toj varysim kitą žaidimą, ne? Alio. Ką? Tai nesakyk, čia daugiau, kiek mes filmuojam video. Ką? Tai kam tu sakai, kiek mes filmuojam laiko video, kažkaip labai keistai atrodo. Ai, blem, įtariu jau naują reiks filmuot. Ne. Ką? Ne. Nu tai gal varom jau kažką kitą, jeigu ką, jeigu čia bus be garso, tada gerai bus. Medžius, tai ką mes varom? Gal jau biškį varom skibidi dop. Ką? Buvogi pažadėta žmonėm, kad filmuosim bent jau 5 ar 3 game. Bet kaip yra kitokie įdomiai sutikimai. Ką? Jėga gali laikyti žaisti. Nu, bet aš... Tu žinai šitą geimą. Aš šis laikas jo prašydavau, kad varytume žaisti. Tai pala. Jo, bet šitas gal jau biškį. Varom kažką susijusi su futbolu. Ką? Varom šitą. Ne, nu varom kažką su futbolu ar kažką. Na. Tai varom Brookhaveną gal. Kas žaidžia dabar Brookhaven? Nežinau, bet tu Brookhaveną realiai neatpažinsi, nu prašau. Ale, žinai ką, davai paskui nufilmuosim tokį trumpą filmą.
Ilgas, žinau, kaip burgeris atsinaujina, ten yra burgeriai, ten hotelis yra kitoks. Gerai, pala. Davai pirmą pažaidžiam dabar 3 kažkokius geimus, o po to padarysim tokį trumpą Brookhaveno filmą. Aš žinok, joinau prie. Ai, tai tada mums jau video teks pabaigti. Tai visiems viso gero ir Su jumis buvo Donatas ir Domas. Ir nenusminkit, nes ne šitas mes šiandien 2 video filmuosim, bet vienas bus ne toks kaip video, bet toks filmas labiau. Kam tas? Gerai, viso gero. Ai, viso gero, negirdėjot nieko.